tokia gyvenimiška situacija susidėliojo, kad jaučiau, kad tiesiog reikėtų kažką daryti, kažkur ieškoti informacijos daugiau, kaip susidoroti su negatyviom mintim. Suprantu tą gyvenimo kelią, kad kaip ir jūs, mielas Andrija, pasakojate, kad ne šiaip savo mums kažkas yra duota. Kažkokia pamoka turėjau išnešti iš tuo ir suprasti kažko daugiau iš tą gyvenimą. Tas kursas, įsitraukia, bent jau mane asmeniškai, vienas dalykas yra, kad yra daug dalyvaujančių, tai tu nesijauti vienas, nes reiškia, yra žmonės, kurie irgi to nori. Kai supranti, kad esi ne viena ir visą laiką kažkas tave palaikys, tai taip padeda tikrai keliauti labiau į priekį, lengviau. Tai irgi tų kalčių kažkokių, tai kad aš čia tingiu, aš čia nedarau, aš čia dėl manęs. Nuo tų dalykų aš tikrai labai išsilaisvinau. Anksčiau aš save dažniausiai irgi padrąsindavau, tas mano vidinis aš toksai buvo švelnesnis su manim, bet pastaruoju metu jis toksai buvo piktas ir dažniausiai mane peikdavo ir visą kitą. Tai realiai tas sugrįžo gerasis mano vidinis aš, kuris mane biškį palaiko ir nuramina ir pasako kartais, jau viskas, padarai tiek, kiek padarėjai ir čia nėra ko save graužti. Kitas dalykas, dar labai svarbu mokytojas, tai yra jūs, tai kad įkvepiantis tokia ar ne pozityvumas. Visą laiką atrodo, norėdavau, kad kažkas iš šalia esančių kažkaip taip padrasintų, kažką tokio padaryti. Nesupratau, kad aš pati galiu tai padaryti. Kai pradėjau skleisti be jokio kažkokio įpareigojimo aplinkai, tada ir ta grąža pradėjo eiti. Tikriausiai tai ir yra svarbiausia dalis, kad jeigu tu nori keisti, tada ir bandysi kažką naujo.